Ortodontas tai yra gydytojas odontologas, kitaip sakant, dantų gydytojas, kuris tiesina dantis, taip pat formuoja taisyklingą sukandimą augančiam vaikui arba gali padėti koreguoti netaisyklingą sukandimą jau suaugusiam pacientui. Iš mokslo kalbos tai ortodontas ir reiškia, ortos yra tiesus, dontis yra dantis, tai vat tiesus dantis. Tai kiti mus trumpina ir sako tiesių dantų specialistai, bet mes ne tik tiesinam dantis, bet kartu taisome ir sąkandį, žiūrime, ar taisyklingai dygsta vaikui nuolatiniai, pieniniai dantis ir iš esmės taip pat žiūrime, ar vaiko žandikauliai auga ir formuojasi taisyklingai, o kartu ir visas veidas ar formuojasi taisyklingai. Ateina ir suaugę ir aš sakyčiau, dabar suaugusių ateina daugiau, dėl to, kad dalis suaugusių, kurie norėjo tiesių dantų, to negalėjo sau leisti būdami vaikais, nes arba gydytojų ortodontų tuo metu buvo labai mažai, pas juos patekti būdavo labai sudėtinga, arba tėveliai neturėjo galimybių mokėti už vaikų dantų tiesinimą, nes iš seniau yra įprasta galvoti, kad tiesus dantis nėra niekaip susijęs su sveikata, kad tai yra daugiau tik tai grožis ir niekas daugiau. Bet iš tiesų taisyklingas sąkandis lemia taisyklingą kramtymą ir tuo pačiu lemia ir gyvenimo kokybę. O gyvenimo kokybė ir susideda tiek iš socialinių įgūdžių, tiek iš psichoemocinės tavo būklės, tiek iš funkcinės tavo būklės. Tai nesvarbu, kad tu gali sukramtyti maistą, bet jeigu su savo dantimis jautiesi blogai, psichologiškai tai irgi yra labai svarbus, kaip sprendimas pradėti gydymą, kad ir vėliau. Tai ateina ir suaugę, tik tai, kad sąkandį keisti suaugusiems mes turime mažiau galimybių negu tą daryti vaikams. Ir aišku, gydymas jisai tada trunka ilgiau, yra sudėtingesnis ir labiau komplikuotas. O vaikams, kadangi tu gali dirbti kartu su augimu, tai kai kurias sąkandžio anomalijas gali sėkmingai koreguoti įprastom procedūrom. Sąkandžio anomalijos tai yra netaisyklingas sąkandis, pavadintas moksliškai. Kitaip sakant, kitoks nei normalus sąkandis. Tai gali būti labai lengvo laipsnio, tai nukrypimas tiek nedidelis, kad jo nepastebi nei pacientas, nei jo tėvai, pastebi tik gydytojas specialistas. Vidutinio sunkumo tą sąkandžio sutrikimą pastebės ir gydytojas odontologas, ir taip pat aišku ir tėvai, kurie domisi vaiko dantimis, pastebės. Ir vaikai patys jau pastebi tokį vidutinį sutrikimą. Tai čia anomalija tai yra tiesiog netaisyklingas sukandimas. Amerikos ortodontų sąjunga rekomenduoja visus vaikus patikrinti maždaug 7 metų amžiaus, tai yra kada jie pradeda eiti į 1 klasę pas gydytoją ortodontą. Pabrėžiu pas ortodontą, dėl to, kad dalis sąkandžio anomalijų, taip pat ir dantų dygimo sutrikimų yra, jie tokie specifiniai, kad net ir šeimos odontologas, kuris prižiūri vaiko dantukus nuo pat pirmo pieninio dantuko išdygimo ir kiekvienais metais jį pažiūri, ir jis gali nepastebėti laiku tam tikrų sąkandžio problemų, dėl ko gydymą reikia pradėti, tarkime, anksti arba imtis kažkokių profilaktinių priemonių. Tai aš pritariu, kad kiekvienas vaikas 7 turėtų atvykti pas gydytoją ortodontą, o jau tada po apžiūros galima spręsti, kur tą vaikutį reikia gydyti, nereikia, ar gali gydytojas odontologas perimti tam tikras procedūras, ar vis dėlto geriau, kad vaiką žiūrėtų gydytojas ortodontas ir gydytų būtent specialistas. Bet pirma apžiūra, kaip ir pirma panoraminė dantų rentgeno nuotrauka turėtų būti atlikta maždaug tuo metu. Didžiai daliai vaikų tai nieko blogo tikriausiai nebus, bet mažas procentas tokių vaikų jau bus atėję per vėlai. Tai reiškia, tam tikros sąkandžio anomalijos arba dantų dygimo sutrikimai, jie turi būti pradėti gydyti anksti. Anksti kai kuriems tai reiškia nuo 5 metų.
Nes, kaip žinia, vaikams, nors tradiciškai mes laukiame nuolatinio danties maždaug 6 metų pirmo išsikalančio, bet yra vaikų, kuriems pirmas dantis išdygsta 5 metų. Tai jų ta biologinis amžius, vadinasi, yra ankstyvesnis negu pasinis chronologinis amžius. Ir tai reiškia, kad kai kuriuos gydymus tokiems vaikams reikia pradėti anksčiau, negu kad įprasta manyti. Tai tiesiog dalis vaikų jau bus atvykę per vėlai ir tada gydymas bus sudėtingesnis, reikalaus galbūt net ir chirurginės intervencijos arba kažkokio tai papildomo didelės apimties gydymo. Kaip minėjau, tai nėra masinis reiškinys, bet tikrai tos sunkiosios sąkandžio anomalijos, kurioms ir skirtas tas ankstyvas gydymas, iš tikrųjų jos yra daug efektyviau gydomos laiku, o ne pavėluotai. Tai dėl to. Kita priežastis yra tai, kad tu pasižiūri, ar yra visų nuolatinių dantų užuomazgos, ar jos yra išsidėstę taisyklingai kaule, ar nėra kažkokių sutrikimų, dygimo sutrikimų. Nes atėjęs 14 metais vaikas su neišdygusiais dantimis, jau tas gydymas tikrai yra labai komplikuotas ir kartais tenka šalinti dantį iš kaulo, nes jau nebėra galimybių jo išdaiginti. Sąkandžio gydymo laiką parenka gydytojas pagal tą tipą sąkandžio, ar ne? Nes yra tarkim, labiausiai paplitęs Lietuvoje sąkandžio tipas yra, kitaip sakant, 2 klasės sąkandžio anomalija arba kitaip distalinis sąkandis, kai nesiformuoja apatinis žandikaulis pakankamai. Ir efektyviausia šitą sąkandžio rūšį yra gydyti, kai vaikas auga intensyviai bendrai. Tai reiškia, sparčiai didėja jo ūgis, dygsta nuolatiniai dantis, antrieji krūminiai dantis, jau visi kiti praktiškai būna pasibaigę ir kartu persitvarko visas kūnas. Keičiasi endokrininė sistema, hormonų veikla keičiasi, va tuo metu ir yra efektyviausia gydyti. Čia paauglystė? Jo, čia trupučiuką prieš paauglystę. Mergaitėms skaitome, kad palankiausias amžius yra maždaug 11-12 metų, berniukams metais vėliau 12-13 gali būti. Bet vėlgi turiu pabrėžti, kad kiekvienas atvejis yra labai individualus, nes, kaip minėjau, biologinis amžius ir chronologinis, tai yra pasinis, kiek tau metų pase ir kiek tau kūnas, koks tavo amžius, jisai gali būti skirtingas. Tai vat, ta vidutinė trukmė tokiam sąkandžiui yra pradžia, tai yra prieš paauglystės augimo spurtą. Tuo tarpu, jeigu kalbėsime apie priešingą sąkandžio anomaliją 3 klasės, kuomet apatinis žandikaulis yra atsikišęs į priekį labiau negu viršutinis žandikaulis, tai vat tokia sąkandžio anomalijos rekomenduojama pradėti gydyti anksti, tai yra 1 klasėje, maždaug 6-7 metų amžiaus, nes tuo metu dar vis vyksta viršutinio žandikaulio augimas ir tu tą augimą gali išnaudoti. Jeigu toks vaikas atvyks 14 metų, jau dėja to žandikaulio augimo išnaudoti nepavyks, tai teks taikyti kažkokias kitas priemonės. Tai vat, tas gydymo laikas yra toksai gana individualus. Na, iš tikrųjų tai yra labai sunku, nes tėvai labai subjektyviai vertina vaikus ir jiems bet koks, net ir mums gydytojams kartais šypseną keliantis klausimas, jiems sukelia kartais labai didelį nerimą. Tai vat, tokių abėcėlių kaip ir nelabai yra tokių, vat, kad tu galėtum pasakyti, jeigu yra taip ir taip, tai vat, jau tada tikrai keliaukite. Aš sakyčiau, kad jeigu tėvai jaučia nerimą dėl vaiko dantų ar kaip jisai sukanda, tai pirmiausia reikėtų pasitarti su gydytojo odontologu, kuris prižiūri jūsų vaikučio dantis arba jūsų dantis žiūri, nes jie tikrai yra išmokyti atpažinti įvairias sąkandžio problemas ir jie matys, ar jau reikalinga nukreipti pas specialistą, ar dar galime palaukti. Nes tikrai ne visos sąkandžio anomalijos turi būti gydomos čia, dabar, iš karto kaip kardiologinės būklės. Tikrai taip nėra. Tai va, o šiaip, jeigu taip įsivaizduočiau, ką savo draugėms pasakyti, kada ateiti tikrai pasikonsultuoti,
Tai yra, kai dantis dygsta ne dantų lanke, tai reiškia dažniausiai viduje burnos. Tai dažniausiai visos mamos ir tėčiai pastebi, kurie valo vaikui dantis. Taip pat, jeigu susikanda atvirkščiai dantis, nes turėtų viršutiniai užeiti ant apatinių sukandus, o jeigu vaikas sukanda priešingai, tai tada reikėtų atvykti taip pat pasitarti. Ir taip pat tarpai tarp dantų. Jeigu nėra jokių tarpelių tarp pieninių dantų, o vaikas jau prieš mokykliniai grupiai, ten tarkim 5 jau metų, 6, bet nėra jokių tarpelių, tai jau vizitą galime rezervuoti, nes žinome, kad vietos tikrai trūks nuolatiniams dantims. Nes normaliai dantims augant, formuojantis turi būti tarpeliai tarp pieninių dantų. Kitas, kai yra per dideli tarpai. Jeigu matote bet kur tarpą didesnį nei 3 mm, čia irgi galima su liniuote maždaug gal įsivaizduoti, jeigu matote tokį tarpą, reikėtų pasirodyti pas gydytoją. Jeigu norite patekti į valstybinę įstaigą, tai taip, tada siuntimas yra būtinas, privalomas. Teoriškai siuntimą gydytojo specialisto ortodonto konsultacijai gali išrašyti ir jūsų šeimos gydytojas, ir gydytojas odontologas, dirbantis tame jūsų sveikatos priežiūros centre, kur lankotės pas šeimos gydytoją. Kai kurios privačios įstaigos turi sudarę sutartį su ligonių kasa, tai tada reikia tikslintis, ar jie turi sutartį siuntimui. Taip, jeigu turi, tai tada galima ir iš jų gauti siuntimą. Su šeimos gydytojais yra tam tikra problema tame, kad jie nuo dantų yra truputėlį nutolę ir jiems sunku kartais parašyti siuntimą specialistui dėl konkrečios priežasties. Teoriškai galima, bet šiaip aš tai rekomenduočiau geriau nueiti pas odontologą dirbantį centre, jisai žinos tiksliau, kaip apibūdinti. Šeimos gydytojai ir taip užsiėmė ir turi savo reikalų. Bet iš principo ir jie gali parašyti siuntimą ir tada su siuntimu reikėtų registruotis gydytojo ortodonto konsultacijoms. Jos yra e-sveikatos puslapyje, ar ne, ir didžiosios įstaigos, tai yra Žalgirio klinika ir LSMU klinika, bet taip pat yra ir privačių ortodontų, kurie turi sudarę sutartį su ligonių kasomis ir konsultuoja pagal siuntimus ten, ar nemokamai, ar yra kažkokia priemoka, jau reikėtų teirautis atskirai. Bet į valstybinės įstaigas reikalingas siuntimas iš įstaigos, kuri turi sudariusi sutartį su ligonių kasomis. Priemoka yra už sudėtingesnės arba naujesnės technologijos aparatus. Tarkime, valstybė apmoka plokštelę su 2 sraigtais, aš kaip pavyzdį, pavyzdžiui, ar ne, o jūsų vaikui reikalinga plokštelė su 3 sraigtais, tai už 3 sraigtą jums gali tekti prisimokėti. Šiaip ligonių kasos kompensuoja vaikams gydymą iki 18 metų pagal sąkandžio sutrikimą ir dantų padėties sutrikimą išimamais aparatais, tai reiškia plokštelėmis, funkciniais aparatais ir dar keletą yra aparatų, kurie yra kompensuojami. Breketai, arba kitaip sakant, fiksuoti aparatai yra kompensuojami tik vaikams, kurie turi dantų dygimo sutrikimą, arba įgimtą lūpos gomurio nesaugimą, arba neturi nuolatinių dantų užuomazgų, neskaitant protinių dantų. Visiems kitiems gydymas breketais yra mokamas. Dažniausiai pasekmės atsiranda vyresniam šiek tiek amžiuje, tai maždaug nuo 40, kurį aš irgi pataikau jau, bet visas sąkandžio anomalijos su amžiumi tik blogėja, jos negerėja. Ir tai reiškia, kad dalis dantų, kurie netaisyklingai susikanda, gali nudilti, sutrumpėti ir norint juos atstatyti plombavimo ar protezavimo būdu, gydytojas to padaryti negalės, nes būtent jam ir trukdys sukandimas. Tai nudilimas tam tikrose dantų grupėse gali būti didesnis dėl sąkandžio anomalijos. Kita problema yra
dantų išilgėjimas. Jeigu dantis nesusikanda vienas su kitais, tai jie gali ilgėti iki pat dantenų ir pradėti traumuoti minkštuosius audinius. Atsiras žaizdos sukandant, taip pat dantis gali slinktis į lūpos pusę, labai išvirsti, arba atvirkščiai gali slinktis į gomurio pusę ir į jį įsirėžti. Bet čia daugiau susijęs su žmonėmis, kuriems anksti prasideda ir periodonto ligos, tai reiškia kaulo mažėjimas. Tokie žmonės turi didesnę riziką atsirasti tom vadinamam antriniam sąkandžio anomalijoms, kai yra ne tik įgimtos, bet ir dėl kaulo netikties pasislinkę dantis kažkur. Na ir kita tokia pasekmė tai yra estetika. Kiek tu galėsi pasitikėti savimi, šypsotis. Kaip ir minėjau, psichologinis aspektas irgi yra labai, labai svarbus. Na ir kitas dar toksai gal svarbus reikalas aptarti, tai yra tai, kad jeigu tu negydai anksti, pavyzdžiui, vaikui, tu renkiesi negydyti, gali būti dėl įvairių priežasčių, neturit galimybės vežioti vaiko, vaikas nenori nešioti ir nenešioja aparatų, tai vėliau tas gydymas jisai tik sudėtingės, reikės chirurginės procedūros arba mikroimplantų įsukimo, arba reikės žandikaulio operacijos. Na, viskas tik tai komplikuojasi, jisai nelengvėja su amžiumi. Na ir dar yra tokia teorija, kad esant netaisyklingam sąkandžiui, tai sunku sukramtyti maistą ir dėl to kenčia virškinimo sistema. Bet čia tikriausiai to moksliškai nėra įrodyta ir gal taip iš tikrųjų, jeigu tu turi tik vieną porą dantų, su kuria gali sukąsti, tai tau sunku gerai sukramtyti maistą. Tai gyvenimo kokybė nuo to irgi prastėja tik tai.